Ei, sveiki bičiuliai. Senokai besimatėm, tai nusprendžiau išlysti į eterį po ilgo laiko. Šį kartą gaudau lydeką. Čionais bandysiu pagauti margašuonę. Kaip man seksis, kviečiu žiūrėti. Būtinai paspauskit like, būtinai užsiprenumeruokit kanalą, jeigu dar nesate to padarę. Kaip ir visada sakau jums, ačiū jums už tai. O ką aš einu mėtyt pinigą ir bandysiu pagauti šitą krokodilą didelį kokį nors ar nedidelį, čia jau bus matyt. Jau smagu, dabar yra kovo 2 diena, pavasaris jau artėja, karpių žvejyba nusimato, manau, jau už 2-3 savaičių. Gali ir kitą savaitę varyčiau jau, jeigu būtų nešlapia, bet turiu visokių reikaliukų. Tai dar nepavyks pabėgti, bet manau 2-3 savaičių laikotarpiu bus pirma šiais metais karpių žvejyba. Gerai, tada nemalu čia per daug einu gaudyti žuvį. Štai tokia lydekaitė. Einu paleisti. Nepavyko užfilmuoti, kai užkibo čia prie pat kranto, dasivijo masalą ir čiupo. Bet buvo išsikrovus kamerą, ar kas čia grybą pjauna, kaip ir visada. GoPro ar šalčio gavus, tai tik tais jau rezultatas, va toks va, ant kranto. Visai graži lydekaitė. Paleidžiu. Yes. Pirmas šiandien, po 3 metimų kažkur. Bandau toliau. Štai ant tokio pagavau pirmą lydeką. Drumzlėtas pakankamai vanduo, tai užmečiau tokį ryškesnį. Tai bandau mėti toliau. Gal pavyks dar iškrapštyti kokią margašuonę. Padarau dar paskutinį metimuką. Eisiu į kitą vietą, čia netoli. Bet iš tikrųjų blemba kaip išgąsdina, kai dasivyja prie pat krantą, tik tais pamatai tos nasrus įsižiūjusius, vop, capt jau kiek sykį man taip yra buvę. Bet porą sykį jau yra buvę, kad dasivyja ir pamato gal mane ar ką, apsisuka trišiam, duoda paukštį ir atgal į gelmes. O šį kartą pavyko, tik tais sakau, su ta GoPro neaišku pastovėjo ilgiau, gal išsikrovė bataryką, bet lyg buvau pakrovęs, vienu žodžiu. Ne pirmas aš jau skundžiuos ir esu girdėjęs, kad ypač kai šalta GoPro grybą pjauna. Gerai, varau toliau. Sekanti vietelė, kurioje pabūsiu truputį, bus čia. Jau esu turėjęs čia kibimų nemažai. Gal pavyks pagauti. Buvau čia prieš porą savaičių, tai šitoj vietoj turėjau kibimą, tai nežinau, kas ten per monstras buvo užkibęs. Nes vos traukėsi, biškį patraukė, kokius 3 metrus atgal jinai valo prašo. Man atrodo, ten tikrai ne lydeka buvo, aš kiek lydekos kibimų turės, tai taip nekibo, gal šamas koks buvo. Ir vienu žodžiu aš jį čia bandžiau traukti,
ir kažkur jis įlindo ten, yra kliuvinys ten, tai teko nutraukti. Gerai, kad nesu povandeninę kamerą, nes esu įsigijęs povandeninę Westin mažą kamerą, tai bandysiu jums pafilmuoti, parodyti povandeninį kibimą, bet šiandien nedėjau aš jos, nes yra labai nešvarus vanduo, nes lyjo čia ne per seniausiai prieš porą dienų, tai drumzlinas labai vanduo. Nu ką, aš bandau tada su tuo savo raudongaliu guminuku mėtyt ir bandyti suvilioti kažkokį žuvelioką. Nelabai bekimba čia man ant to balto. Tos baltos gumos bandysiu uždėti kitą. Saulė šviečia, tai bandysiu su tokiais blizgučiais. Štai tokia gumytė 10 somų, man atrodo, kažkas tokia. Gal saulės spinduliai pramuš per vandenį ir sublizgės palei akį margašoniai, tada tik capt, tapt ir dariuks krantę turi lydekaitė. Bandau. Jau tos rūšies kokius 2 ar 3 guminukus esu prašykęs. Nutraukęs kažkur, blemba, jie visai geri, man reikės atsinaujinti. Visai gerai ant jų eina. Ne visada, bet dažniausiai. Ir aplamai man kažkaip labiau patinka su gumom gaudyti, kiek aš turiu tų voblerių visokių. Atrodo, jie gražiai, ten atrodo ir dirba viską, bet kažkodėl aš neturiu kibimo ant jų, nesuprantu kodėl. Gumos labiau man pasiteisinusios. Bet nevengiu, užsimetu karts nuo karto irgi, kaip sakant, reik bandyti visokius variantus ir žiūrėti. Čia šitam šone pamėtysiu dar, gal vieną kokią gumą pasikeisiu. Ir bandysiu pavažiuoti čia toliau už, blemba, ką žinau, 50 metrų iki kito kranto, ten pasistatai mašiną ir patogu eiti aplink visą tą ežerą. Ir gal nebus prisėdę daug karpininkų. Oras neblogas, bet buvo -3 naktį, tai gal pabijojo sėdėti. Anglai, šiaip dar jo priminsiu, kad čia lydeką gaudau Anglijoje. Žinau, Lietuvoje ten jum jau nebegalima, nes nerštas. O čia gaudau privačiom ežere, tai gaudyk kiek nori visus metus. O upėse, kiek žinau, šio mėnesio vidury ar kažkas tam tarpe turėtų irgi prasidėti draudimas. Gerai, bandysiu jaučiu užsimesti kitą gumą, nes dar kažkokia biški per tamsi, nes drumzlinas vanduo. Biški reik šviesesnės spalvos pabandyti vis tiek. Tai šitą dedu į šoną. Ir ką čia turim? Opa. Su tokia uodegėlė morkava pabandysiu. Pabandysiu su ta morkava uodegėlę pamėti dar, nors nėra irgi čia per šviesiausia ta guma. Reikės dar kažką šviesiau paieškoti. Pabandau dar porą metinumukų ir pasikeisiu kažką kitą. Vis tiek mane tas krantas ten, tas kampas vilioja, nors ten esu prašykęs 2 guminukus. Bet kibimą turėjau, kaip ir minėjau, nenormalų, kažkokį balkį pasikabinau. Tai vienu žodžiu, būtų ten rekordinė žuvis jaučiu mano, bet kas ten buvo, tai neįsivaizduoju.
Pažiūrėkim, ką tam bardake galim rasti ir čia dar kažką paįvairinti uždėti. Mano akis kažkur krypsta, va, blizga ir žalias turėtų gerai matytis drumzlinam vandenį. Kas čia dar galėtų toks pablizgėti mums. Tam. Davai. Šitokį, ką manot? Šviesą su blizgučiu irgi. Pasilieku tą baltą vis tiek, toli nenukišu. Tai manau, su jais trijais šiandien pagrindę žaisiu. Ir bandysim kažką išgimdyti. Tai užsimėsiu. Šitą žalią pradžiai. Tie du likusi į kišenę. Ir su šito žaliu čia dar padarysiu kokius 3 metimus ir važiuosiu biškį į kitą vietą. Štai taip turėtų atrodyti. Toks salvage, kaip jie vadinasi. Tai, vienu žodžiu, čia ne kinetiškas šūdas, o gal ir Kinijoj pagamintas, aš nežinau, bet tipo gera firma. Salvage, kažkas tokio, kaip tam tarėsi, jau znai. Vienu žodžiu, bandau toliau. Nieko čia nepavyko suviliot, tai pakuojos čiumpu kuprinę, čerpoką ir einu į mašiną ir pavažiuosiu čia kokį 50 metrų ir eisiu toliau aplink ežerą. Iki. Tarp kitko, čia mano atvežtas krašas, vadinamas trintas betonas. Tai aplinkui čia tą ežerą viso klubo sudaro gerą privažiavimą, takelį, apėjimą, tvarko svimus vadinamus. Vienu žodžiu, ant vasaros bus fainai, gerai. Ne, bus tešlynų priėjimas geras. Toks vat, vienu žodžiu, super, duper. Įmesiu video, kaip ten iš kitos pusės pats atvežiu ir išverčiu. Na štai pats atvežiau vadinamo krašo trinto betono papilti aplinkui savo ežerą. Ne savo, o mūsų žvejų. Bus nuo to, kad mums patogiau, švariau ir viskas. Žvėjų beveik kaip ir nėra, tik vienas va čia gaudo, o daugiau kur noriu ten ir einu gaudyti, nieks neužimta. Čia ateisiu, paukšt, paeinu toliau į kitą pusę, čia nais, pamėtysiu paukšt. Nu, vienu žodžiu, zajebys. Na, štai atvariau iš kitos pusės ir pradėsiu nuo čia mėtyt. Bet pirmoje eilėje, ką man reikia padaryti? Tai chebra, einu pamyšti. Niekur nedinkit. Nu, ačiū, ką palaukėt. Ir bandom daryti pirmus metimus. Uhuu! Naują tiltuką sukalę, maladėc.
Galiu pasakyti, jau ir karšta daras ant saulės. Jau ir vanduo čia visai toks pusė velnio, su kamera matytas, jaučiu šiek tiek. Nu nieko, kitą kartą gal pavyks jau nukameruot lydę, kai čiump masalą po vandeniu. Einu dar čia pasimėtysim. Šitame ežere čia prasidėjo mano pirmą karjerą, kaip sakant, pirmą lydeką, pirmą kibimą turėjau čionais. O daugiau, po kaip 10 kartų jau nieko. Bandom 11 kartą ar 12, neaišku kelintą. Niekad nežinai, gi toj pačioj vietoj žuvis nesėdi. Nauja vieta. Mano senasis šiandien pasiteisinęs raudongalvis. Bandau. Gerai, šiandieną ramekas, visai nėra žmonių, tik tai senam krante matau vieni žvejai, karpininkai. Ir daugiau nieko, ramumą, smagumą. Tik netai prasibrojau pro tos tešlynų, šabakštynus ten visokius. Nu bet nieko, atėjau čia tokia faina vietelė. Štai tokia va. Ir pabandysiu paukšt, apsimėtysiu čia. Ir po truputį eisiu link mašinos. Atgalios dar pakeliui kokie 2-3 svimai bus vadinami. Kaip jie lietuviškai užmiršau. Sektoriai. Tai ten pasimėtysiu dar. Žiūrėsiu, gal dar pavyks, dabar apie 12 valandų jau kažkur tai. Ne, dar nėra, pusė 12. Pusė 12, tai bus praleidęs kokias geras 2-3 valandas ir užteks geras oras. Vis ne ant sofos, kaip sakant. Jau belia kaip karšta daros ant saulės. Vienu žodžiu šoku iš Striukaną. Nes jau ne kažką. Šilta. Niekas nekimba, niekas nevalgo, tai aš pavalgysiu. Turiu seną gerą snikerį. Nelabai planavau čia filmuoti, jeigu nieko nepagausiu, bet kažką pagavau, taip filmavau ir užtrukau ir išalkau. Tai va, šaunu snikerį. Pavalgęs snikerį, kulniuosiu toliau.
Na ką, draugai, bičiuliai, mėly mano, baiginį aš savo trumpą tą žūklę lydekų. Pavyko tik pagauti vieną, bet svarbu, pavasarį išlindau pirmą kartą, pasirodžiau jums, kad dar gyvas, nes čia kiti klausinėja, ar bus dar video, kur prapuolęs, tai va, visi bundam, pavasaris ateina, atidunda, kaip sakant, prasideda rimtos žūklės, taip kad iki kitų kartų būtinai paspausk, aišku, šitą ir šitą, jeigu tau patiko šis video. Iki!